Sveiki, gerbėmiai žiūrovai. Šiandien aptarsime būtent ieškiklį, blakio, GPS seklių, slaptų kamerų. Taigi turime ekonominės klasės ieškiklį, kuris tikrai turi pakankamai daug funkcijų. Kasgi dėžutėje? Lietuviška instrukcija. Tikrai, gerbėmieji, į jūs atkreipiame dėmesį ir parašome aiškias instrukcijas. Jeigu ką, žinoma, galėsite kreiptis ir telefonu, bet visada gausite lietuvišką instrukciją, kur bus aišku, kaip naudotis viena ar kita funkcija. Dėžutėje matome, štai kokiam prabangiam įpakavime yra šis ieškiklis. Pats ieškiklis ganėtinai kompaktiškas, kaip matom, 10-11 cm dydžio. Tikslaus išmatavimo kol kas negaliu pasakyti, bet tikrai jis yra pakankamai kompaktiškas, o slėpti jį nemanau, ar jums reikės kažkur. Tai dydis štai toks, medžiaga pakankamai kokybiška. Ką mes turim ant šito įrenginio? Tai lemputė, turime įjungimo žiedą ir jautrumą, kelis mygtukus, nežinau ar matosi, tai mygtukas su M raide ir mygtukas su 2 žaibais nupieštais. Na ir štai čia yra jautrumo skalė signalo. Na ir gale matome micro USB jungtį standartinę. Kas dar yra dėžutėje, kas slypi po šituo prabangiuoju įpakavimu, tai turime 2 dalykus. Tai yra įkroviklė, laida, standartinis antras USB ir micro USB dalis, tikėtina tokių laidų tikrai turit, bet dar vienas, kad jeigu neturėtumėt. Na ir dar vienas priedas. Priedas. Kas tai yra per priedas? Tai šitas priedas yra skirtas aptikti slaptiem objektyvam, jungus ir jungus tam tikrą funkciją. Įsižiebia šitos raudonos lemputės ir žvelgiant per šitą jūs matytumėt objektyvų atspindžius. Dedu atgal apie patį ieškiklį, ką galima pasakyti. Puikiai tinka pasiklausimo įrangos, slaptų kamerų, GPS sekimo įrangos paieškai. Reguliuojasi jautrumas, na ir gerai reaguoja į signalus. 2G, 3G, GSM, 4G, LTE, Wi-Fi, visus tos signalus reaguoja. Na taip, matosi ir kompaktiškas, ir ganėtinai paprasta jo naudotis. Tai kaip atrodo tos funkcijos, galim prisijungti trumpam ir apžvelgti. Taigi, įsijungiam, matot, lemputė šviečia. Tai pirmoji funkcija, ieškant jau kažkokio signalo, vėlgi dabar esu jungęs su šituo, tai biškutį parodysiu iškart, kaip viskas vyksta. Sekundėlę. Štai yra minėtasis objektyvo aptikimo momentas, šviečia lemputės. Išjungiam šitą, magneto dalis. Tai dabar dėl magneto tai įsižiebė tokia mėlyna lemputė štai čia. Magneto paieška, apie 20 cm nuo ieškiklio, jo aptinkamas magnetas, skleidžiamas garso signalas. Na ir pagrindinė funkcija, nuėmus šitą agregatą, yra jautrumas. Tai jeigu aš užjautrinsiu, jau matysis, kaip jis aptinka kitus signalus. Tai faktiškai dabar prie telefono pridėjus jau matosi, kaip jisai pypsi. Tai štai toks daiktas. Jeigu yra poreikis, prašom, klauskit, rašykit. Na, o jeigu viskas aišku, prašom ir pirkti. Viso gero.